Lietuvos krepšinio rinktiniai nepavyko pergalingai pradėti pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langui. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Kaune po pratęsimo 108-110 nusileido 35-asias valstybės nepriklausomybės atkūrimo metinės vakar minėjusiai Estijos rinktiniai. Po pralaimėjimo treneris išliko ramus, bet išskyrė pramestas baudas. Jie prametė 2, mes 18. Ir mes vis tiek buvom, sakyčiau, tam lygiai, kartu žaidėm, turėjom pratęsimą. Na, visada taško 2 pritrūksta, kai kažko nepadarai, bet aš galvoju, kad mes teisingam keliui. Visiškų rinktinės lyderių tapęs Ąžuolas Tubelis pelnė 29 taškus. Ketvirto kėlinio gale krepšininkas po nesėkmingo epizodo pradėjo šlubčioti, tačiau tikina, nieko rimto. Pratęsimo metu jis jau nežaidė. Treneris stengiasi tausoti svarbiausią rinktinės krepšininką. Pats Tubelis kratosi žvaigždės etiketės. Aš jaučiuosi kaip ir kiekvienas kitas. Nenoriu nieko, nei čia išsiaukštinti savęs, nei žaisiu komandai. Tai primečiau taškų, išnaudojau savo stiprias pusės, kuriuos tai negalėjo, gal apginti, baudavo daug panašiai, bet noriu su visais lygus būti. Kitų spindulių rinktinės pralaimėjimo estams fone tapo Dominykas Stenionis. Dar užvakar su rezervinė rinktinė Jonavoje žaidęs įžaidėjas vakar žaidė 18 minučių, per kurias atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Gera kova buvo iš tikrųjų. Aš su jais labai daug nesu žaidęs kartu, tai man reikia pajaus dar kiekvieną žaidėją, bet po biškį, dar tik vieną treniruotę irgi tik turėjau su jais, tai manau bus viskas neblogai. Stenionio pasirodymą gyrė ir kitas rinktinės žaidėjas Augustas Marčiulionis. Jis visą laiką buvo tų perdavimų, tos kūrybos, jis visą laiką čia buvo jo stiprioji pusė ir manau, kad tikrai drąsiai išėjo, drąsiai žaidė, mums tikrai padėjo atkarpom ir buvau maloniai nustebintas. Vasarą be krepšinio praleidęs Donatas Motiejūnas vakar žaidė vos 2 minutes. Krepšininkas džiaugiasi vėl pakviestas prisijungti prie Lietuvos rinktinės. Man kaip žmogui, kaip žaidėjui, žaisti Lietuvos rinktinė yra didžiausia garbė. Ir jeigu aš dar su savo buvimu čia man pavyks įtakoti keletą žaidėjų, kurie pamatys, kokią discipliną yra reikalinga žaisti aukščiausiame lygyje, koks pasiaukojimas, kokia širdis, mano darbas bus daugiau negu užpildytas. Tiek Lietuvos, tiek Estijos rinktinės antrąjį pasaulio čempionato atrankos etapą pradeda turėdamos 3 pergalės ir patyrusios 3 pralaimėjimus. Tik estai savojoje grupėje rikiuojasi 3 pozicijoje. Lietuviai kol kas tenkinasi 4 vieta. Pirmasis J grupės rungtynes Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rugpjūčio 28 Stambule žais su Turkija. Susitikimą transliuos LRT.